Šįkart jūsų dėmesiui Mažeikiai, restoranas Arka ir skanausime labai daug patiekalų. Tad einame vidun ir pradedame apžvalgą. O kol mes renkame stalelį, prie kurio prisėsime pavalgyti, tie, kas nepaspaudė sekti riebų katiną, išnaudokit šį laiką būtent tam. Kalbėdamas apie sriubas, noriu pagirti kreminę baravykų sriubą su daug skrebučių. Taip pat skani buvo ir čili sriuba, kuri jau po pirmo šaukšto savo įtrumu nokautavo katinienę. Bet štai belgiška jūros gėrybių sriuba buvo liūdnoka, o liūdna ji buvo dėl beskonio sultinio ir sausos lašišos. O visą salotų Arką skonį gadino sausoka vištiena. Milžiniškos bulvinių blynų porcijos su lašiša katinienė neįveikė, net man padedant. Anties krūtinėlė buvo iškepta gerai, bet štai kruopos ryškiai buvo pervirtos ir jau sukritusios į vientisą masę. Skumbrės, vienas iš mūsų kompanijų, suvalgė tik kelis kąsnius ir vėliau labai džiaugiasi, kad nerizikavo valgyti jos daugiau. Nes jau po pirmų kąsnių jisai suprato, kad tolimesnis žuvies valgymas gali pasibaigti bausmės valandomis tualete. Štai šį desertą restorane Arka vadina duonos ledais. Jei tai duonos ledai, tada mane vadinkit ne riebiu katinu, o sudžiūvusiu asilu. Penkiabalėje sistemoje restoraną Arka vertinu trejetu, bet tai yra kol kas geriausia, ką mums pavyko rasti Mažeikiuose.